vaiko tėvas atsirado dėl to, kad paliko tas užsienietis mane. Nes aš traumą gavau, tiesiog labai didelę. Po to prodiuserį. Po prodiuserį jau. Nu, po 2 metų. O kaip jis tas traumavo? Tai kad išsiskyrė, kad netikėtai išsiskyrė. Kad tiesiog mane paliko. Nes jis tiesiog buvo, suprantis, buvo toks žmogus, kuris visą laiką prie manęs. Visą laiką su manim. Visą laiką mane kontroliavo. Kur tu eini, ta prasme, manęs vienos iš vis neišleisdavo. Tai jam buvo belenkai... O tai čia gerai jau teisės tiek tokį atveju, ne? Nu ką, žinau, gal visai gerai, nes jis kažkiek sukontroliuodavo mane, ta prasme, aš nežinau. Svarbiausia, kad mes kartu dirbom, darėm projektus ir... Bet jis nebuvo toks kažkoks mėmė, jis labai fainas bičas buvo, Gerda gali pasakyti, nežino. O tai tau Gerda būnant vienišai ir neturėjus vaikino, klausant Ofelijos, atsiprašau, istorijų, kokios nuomonės peršasi apie... Nu, kai pasiklausau, tada noriu viena visą gyvenimą likti. Nu, matai, čia gal tokie... Nu, gyvenimas, nu ką padarysi. Ne, nu reikia gerą filtrą turėti. O